Vergų ir kūrybingų žmonių skirtumai. Gyvenimas pilnas stebuklų aplink mus, kai giliai susimastai ir praveri akis. Ir žmonės sutikti tavam kely parodo, kokioj esi tu padėti. Taip atsitiko su manim, kai žmonės sutikau tiesiog pažįstamas. Man padavė savo vizitinę, sako, apsilankyk. Ir net nieko nepagalvojusi, grįžusi namo, prisiminiau jos vizitinę kortelę su jos duomenimis. Įėjusi į jos puslapį nieko nesiskiriate nuo kitų, bet kas labiausiai širdį sudrebino grožiu, apie močiutę aprašyti prisiminimai. Močiutės meilė gėlėms ir gamtai, kuri labai mylėjo kalnuose gyvendama. Gyvendama po daugel metų proanūkė Londone įkūrė puokščių gėlių saloną ir sėkmingai puošė Londono namus ir įstaigas gėlių puokštėmis. Močiutės pomėgiai, kuriuos gal daugelis iš artimų seniai yra pamiršę, o jinai iš savo ištakos, kuriai išreiškė pagarbą ir meilę, sukūrė keliasdešimt kart galbūt gražesnę puokštę. Ją visi sveikina, visi dėkoja jai, kokia šaunuolė to, kad išmokai tobulai pasinaudoti tai, kas buvo jau sukurta. Tiesiog išmoko padėkoti, net nesuprasdama pati, o galbūt ir ta pati močiutė šiandien vėl save tobulina pasaulio pakrašty. Gyvenimas tikras stebuklas, kai savo ištaką ar praeitį išmoksi tu žmogau branginti. Dabar mes pasvarstykime žmogus, kuris nemyli ir nemato savo praeities, nes žemėje žmogus gyvena sutvertas sutvėrėjo ir davė jis visiems po lygiai, nei vieno neišskyrė. Tik daugelis nematė, matyti ir girdėti apie jį nenorėjo. Ir atsitiko taip, kad savo praeitį arba ištaką prakeikė, sutrypė, išniekino. Ir nesuprato toks žmogus, kad savo laimę ateities uždarė. Uždarė savo ištakos energijos kanalą. O kai nėra džiaugsmingų akimirkų iš praeities, kaip toks žmogus gali sukurti grožį arba stebuklą savo ateities? Viskas sustoja, viskas nesiseka. Lieka tik sunkus darbas už mažą pinigą. Ir pagarba visuomenės tokia, kokia iš ištakos savo pasėmei. Kokią iš ištakos savo pasėmei. Kiekvienas galime išgirdę šios žodžius giliai susimastyti. Kiekvienas galime ir savo padėtį gyvenime mes apsvarstyti. Išjausti savo ištakai ar protėviams padėką pagarbę ir savo gyvenimą pradėsi šauniai kurti. Visi tau protėviai padės ir laimės tau sėkmingos palinkės. Žodžius užrašė Sigutė.